žinių pasisemti, kad 2023 metai būtų bombiniai metai, kad pasiektumėt savo tikslus, savo kvalifikacijas ir kad išvažiuotumėte į Singapūrą. Ir kadangi mano tema susijęs su darbdaviu ir mylima veikla, tai būtų smagu pasižiūrėti, kiek salėje vis dar dirba pas darbdavį. O! Daug. O gal salėje yra mamyčių, kurios augina vaikus? Irgi daug. Ir kiekgi mūsų, kurie jau vėl džiaugiasi laisvę su FEM-u? O! Yra. Nemažai. Tad noriu palinkėti, kad kiekvieną dieną darant veiksmus jūs priartėtumėte prie tos laisvės ir jau atsisveikintumėte su darbdaviu. Tačiau jeigu vis kažkoks kirba velniukas ant pečių ir sako, aš dar dirbu pas darbdavį, aš gaunu pajamas, aš čia tiesiog pasidarysiu papildomą kaip veiklą, hobis mano. Tad šiandien noriu jums parodyti, kodėl mylima veikla turėtų būti ne hobis, o visas fokusas, o darbas pas darbdavį ta laikina stotelė. Tai kažkada aš irgi turėjau tą karūną užsidėjusi, tuos rožinius akinius, kad darbas pas darbdavį yra saugi stotelė. Tiesiog saugu. Aš gaunu uždarbį ir viskas gerai. Tačiau dėja gyvenime vyksta ne taip, kaip mes suplanuojam. Ir esu labai dėkinga savo, kad aš priėmiau tą sprendimą ir FEM-ą dariau ne kaip hobį, o tiesiog norėjau tos laisvės, norėjau to uždarbio ir kai išėjau iš darbdavio, aišku, bus kovo 8 diena jau 2 metai, kaip aš esu išėjusi, kad iš tikrųjų po išėjimo, po 3 mėnesių sužinojau, kad mano skyrių uždarė. Ir jeigu būčiau neįdėjus įdirbio, būčiau strese, būčiau išėjusi į darbo biržą. Bet kaip mes žinom, ten nieko gero nėra. Būčiau patyrusi depresiją, nes dauguma taip patiria. Ir iš tikrųjų mes tikrai užsidedam tas karūnas, tai man tai negalioja, aš vadovas esu, tai kaip čia mane atleis. Deja, mano irgi gyvenime įvyko tai, kai aš nusėmiau rožinius akinius, kai mūsų vadovą atleido. Tai mes su kolegiam supratom, kad čia ir mus gali bet kada atleisti. Nusimti tos rožinius akinius, man buvo iš tikrųjų lengva, nes jau aš bet kada galėjau išeiti. Bet deja yra žmonių, kurie neturi susikūrę plano B, deja neturi santaupų. Ir jeigu dar vaikai, tai, iš tikrųjų ir tuos darbo biržą taip nemoka, kiek mes galime gauti iš FEM-o. Tad iš tikrųjų FEM-e mūsų niekas neatleis. Mes, aišku, galim patys save atleisti, taip, jeigu visus metus nedarysime užsakymo, nieko nepirksim, tai ir kompanija mus atleis. Tai tikrai šitą turėtų jūsų galvoje sukirbėti, kažkur pasąmonė, suprasti, kad tikrai nėra to saugumo, mes turim daryti veiksmus, kad nebūtų vieną dieną pasikvietė vadovas, sako, aš tave atleidžiu. O kai jis tau pasakytų, su šypsena veide išeisi, nes tu turi kur išeiti. Kadangi yra salėje mamų, tai jūs pačios matote, kad veikla su FEM-u jūs augina. Ir jums nereikia iš tikrųjų atsiprašyti pas darbdavį, kai vaikas suserga. Dirba darbe, jums paskambina iš darželio, sako, pasimkit savo Januką iš darželio, nes vaikas susirgo. Ir jums stresas, nepatogumas, tai kaip aš dabar atsiprašysiu iš darbdavio? Aišku, jums turite atsiprašyti ir išvažiuoti, pasiimti. Tačiau šioje veikloje jums to nereikia daryti. Kai jūsų vaikai serga, tai jūs galite šalimais, slaugant, prižiūrėti ir savo mažuosius. Taip pat aš noriu papasakoti istoriją draugės, kuri mane labai palėtino, aš pati vaikų neturiu. Tačiau pavyzdys, kodėl veikla yra tikrai daug geriau negu dirbant pas darbdavį mamoms. Kadangi mano draugė labai ieškojo darbo, jinai atrado vieną kompaniją. Ir direktorius papasakojo, kodėl ieško naujos darbuotojos. Ir pasirodo, ta mamytė, kurią atleido, labai dažnai imdavo nedarbingumo lapelius, nes vaikas sirgdavo. Ir štai ją atleido. Tai yra realybė, neprigalvota.
Ir ką jūs įsivaizduojate, jinai gauna darbą, praeina 2 savaitės, jos vaikas atsiduria ligoniniai. Ir mėnesį jinai yra nedarbingumo lapelį turi. Grįžta, viso gero.